Sveiki. Pristatysiu Lietuvos misiją, vertybės ir viziją Lietuva 2040, taip kaip matau aš. Tikiuosi, kad jūs prisijungsite ir mes sukursime daug geresnę, tikslesnę viziją. Taigi, Lietuvos misija. Lietuva yra geriausia šalis dirbti ir gyventi. Ir ją parašiau aš, Mykolas Truncė, psichologas, strategijos konsultantas ir lektorius. Kaip gimė šis projektas? Ruošdamasis respublikiniai konferencijai kompleksinę pagalbą vyrams krizinėse situacijose, įsigilinau problemą ir buvau šokiruotas tuo, ką atradau. Mes visi Lietuvos piliečiai, tėvai, mokytojai, Seimas, vyriausybė, ministerijos, įstaigos ir specialistai savo veikimu ar nusišalinimu nuo vaikų parengimo sėkmingam savarankiškam gyvenimui sudarome sąlygas vaikams patirti gyvenimo traumas, kurie jie augdami realizuoja per susiformavusi netinkamą vyrų elgesį. Tai yra alkoholizmą, rūkymą, narkomaniją, lošimus, smurtą, neatsakingą elgesį vandenyje, avarijas, nužudymus ir nusižudymus. Per metus čia vien tik vyrai padaro 41 000 nusikalstamų veiklų. 150 moterų išprievartauja, nužudo 88 vyrus, 28 žmonas, 2460 vyrų mirs dėl alkoholio sukeliamų ligų nesulaukę savo pensijos. 124 žus avarijose, 115 nuskęs, 34 žus darbe, 500 nusižudys, 460 nepilnamečių vaikinų bus nuteisti. 16 000 kreipsis į priklausomybės centrą, 4 000 bus nuteisti kalėti kasmet. Visa tai atneša mums daugiau kaip 5,2 milijardo eurų nuostolių. Jei prie to pridėti moterų dalį, gausime, kad kasmetiniai Lietuvos biudžeto nuostoliai siekia trečdalį viso biudžeto. Dar kitaip sakant, trečdalis mūsų sumokėtų mokesčių sunaudojami kompensuoti broką, kurį pagaminame dėl nemokėjimo užauginti sėkmingam savarankiškam gyvenimui pasirengusi žmogų. Jei tokių nuostolių neturėtumėm, galėtumėm 4 kartus padidinti atlyginimus mokytojams, gydytojams, socialiniams darbuotojams, policininkams. Trumpai, ką šitojame video galėsit pamatyti. Iš kur atsiranda milijardiniai nuostoliai? Uždavinys pirmas, teikiamas pagalbos vyrams ir moterims gerinimas. Uždavinys antras, priežasčių, sukuriančių nepageidaujamas pasekmes šalinimas. Uždavinys trečia, Lietuvos misija, vizija ir vertybės. Taigi, pati pradžia, šakninė problema. Kūdikystėje, vaikystėje, paauglystėje, jaunystėje vaikai augdami iš tėvų, mokytojų, auklėtojų ir kitų supančių žmonių patiria traumas ir jeigu jos nėra išgydomos, tai tada vaikas nemoka valdyti emocijų, pasireiškia jo vidinė kova su emocijų reiškimu, nes mes neleidžiam jiems, draudžiam reikšti neigiamas emocijas, kyla nerimas, jeigu jis dar vengia gydytojų, nes nesitikrina savo sveikatos ir ignoruoja ją, ir jeigu nemoka valdyti stresą. Kita sritis tai yra stereotipai apie vyriškumą, lyties vaidmenų lūkesčiai, jeigu vaikas, paauglys mato smurtą šeimoje, jeigu išgyvena skyrybas, beje, apie 6,5 tūkstančių vaikų kasmet lieka augti su vienu iš tėvų, tada trūksta bendravimo, nemokėjimas kurti darnius santykius, nes jis išmoko tik smurtauti, tada pasireiškia vienatvė, depresija ir vaikas išgyvena stresą. Dar viena trečia šaka yra finansai. Jeigu vaikas, paauglys, jaunuolis pasirenka profesiją ne pagal savo talentą, tada turi daug dirbti, perdega darbe, didelis darbo krūvis, žiūrėk, darbo netekimas, bedarbystė, finansinis nestabilumas ir nemokėjimas valdyti finansų pasireiškia kaip streso malšinimas alkoholiu. Taip,
ir savižudančių elgesių, avarijos, skendimai, žūtys darbuose. Atsiranda ilgainiui priklausomybė alkoholiui, narkotikams, lošimams. Visa tai veda į finansinės skolas ir tada nusikaltimai, žmogžudystės, teisinės problemos pasekmes arba sugalvoja žmogus pasitraukti iš gyvenimo arba patenka į kalėjimą. Taigi metiniai mūsų nuostoliai. Trečdalis gimusių vyrų mirs per metus ir tai mums atneš 5,2 milijardo nuostolių ir daugiau. Netinkamo elgesio problemai išspręsti matome 3 mūsų pastangų kryptis arba uždavinys. Pirmas uždavinys – tai patobulinti teigiamą pagalbą vyrams ir moterims, siekiant padėti jiems įveikti krizes bei pakeisti probleminį elgesį. Antras uždavinys – pašalinti priežastis, sukuriančias nepageidaujamas pasekmes, tai yra netinkama vyrų ir moterų elgesį. Ir trečias uždavinys – išugdyti augančioje kartoje ir kiekviename žmoguje pamatinės vertybės, atsakomybę, pažangą, bendradarbiavimą. Ir pasiekti, kad Lietuva taptų geriausia šalis dirbti ir gyventi. Trumpai žvilgtelkime į pirmą uždavinį, taip kaip patobulinti teikiamą pagalbą. Dabartinis gydymo nuo alkoholizmo veiksmingumas tik 32% per metus. Per metus reiškiasi po pabaigos programos 32% neatkrinta per metus, o toliau neaišku. Mūsų tikslas pasiekti, kad 80% gydytų nuo alkoholizmo vyrų ir moterų, jie neatkristų per metus laiko. Dėl to reikėtų pradėti teikti kompleksinės pagalbas vyrams ir moteriams. Tai orientuotas į kūną, tai vaistai, grūdinimas, stiprinimas, į protą, atstūmimo, nereikalingumo, gėdos, kaltės, menkavertiškumo jausmų kompensavimą, streso mokymus, pykčio valdymo mokymus, nuoskaudų neutralizavimą, finansinio raštingumo mokymai, vertybių tinkamų formavimas, meno terapija, garso terapija, asmeninių tikslų išsikėlimas. Na ir turim sukurti socialinę aplinką, kurioje jis galėtų saugiai sveikti. Tai palaikymo grupės gijimo laikotarpiu, palaikymo grupės pasveikus. Tai namie, tai visų pirma tėvai, žmona, vaikai, profesinė, gentis vyro kalinė. Ir vedlys, kaučeris arba modelis, į kurį lygiuotųsi sveikstantis. Pagrindinė dalis išlaidų padengiama iš valstybės biudžeto. Antras uždavinys – pašalinti priežastis, kurios sukuria nepageidaujamos pasekmes. Ekspertiniu vertinimu supančių asmenų poveikis vaikui. Didžiausia įtaka 40% padaro mama, nes nešioja įsčiose, gimdo, žindo, maitina, rengia, aprengia ir paleidžia gyvenimą. Dar šiek tiek prisideda tėvas apie 25%, tada auklėtoja, mokytoja, treneriai ir kiti. Taigi, ką reikėtų padaryti? Ugdyti pozityvias tėvystės įgūdžius. Paruošti sutuoktinius lygiavertei pastiprinančiai partnerystei, išmokyti juos, bendrauti taikiai, spręsti konfliktus abipusio laimėjimo būdu, pasiekti abipusį seksualinį pasitenkinimą, sutarti dėl bendro gyvenimo principų, vertybių, tikslų, atsakomybių pasidalinimo, turtų ir pajamų valdymą. Jeigu jie to nepadarys, jų laukia konfliktai, smurtas, skyrybos ir vėl turim 6,5 tūkstančio vaikų augančių be vieno iš tėvų. Auklėtojams irgi reikėtų pasimokyti, mokytojams, treneriams taip pat. Na ir trečias uždavinys – išugdyti augančioje kartoje ir kiekviename žmoguje pamatinės vertybės, atsakomybę, pažangą, bendradarbiavimą ir pasiekti, kad Lietuva taptų geriausia šalis dirbti ir gyventi. Taigi Lietuvos misija – Lietuva turi tapti geriausia šalis dirbti ir gyventi. Lietuvos vertybės, į ką remiasi, tai yra atsakomybė, pažanga ir bendradarbiavimas. Taigi, trumpai pristatysiu Lietuva 2040 viziją. Keletą tik štrichų. Ekonomika ir atlyginimai. Vidutinis darbo užmokestis neto turėtų būti 2,5–3 tūkstančiai eurų per mėnesį. Nedarbo lygis turi būti mažiau nei 4%. Minimalus darbo užmokestis
turėtų siekti bent 60% nuo vidutinio darbo užmokesčio. Darbo jėgos apmokestinamas nedaugiau 30%. Šiaip Lietuva pasižymė dideliu aukštų darbo jėgos apmokestinimą. Pragyvenimo išlaidų ir atlyginimų santykis. Čia matome lentelėje faktas, praeitų metų maistui išleidžiame Lietuvoje 25%, būstui 30%, transportui 10%, kitos 15%. Tuo tarpu Vokietija, Nyderlandai mažiau. Gerai? Taigi, maistui skiriama tik 10-15% nuo vidutinio atlyginimo, būstas ir komunalinės išlaidos neviršytų 20-25%, transportas 8-10%. Saugumas. Nusikalstamumo lygis turėtų būti Lietuvoje mažesnis nei 2% gyventojų nukentėjusių nuo nusikaltimų per metus. Policijos veiksmingumas bent 90% gyventojų turėtų jausti saugų savo mieste. Saugumo indeksas turėtų būti Lietuva tarp top 5 Europoje pagal tarptautinius saugumo rodiklius. Na ir pažvelkime vertybės, kodėl jos tokios svarbios. Taip? Su kiekvienu piliečiu pasirašomas individualios sutartys, kad padidinti jo atsakomybę. Švietimo paslaugų, sveikatos paslaugų ir privalomas sveikatos draudimo. Ir PSD mokestis yra diferencijuojamas priklausomai nuo piliečių rūpinimosi arba nesirūpinimo savo sveikata. Rūkantis, vartojantis alkoholį, narkotikus turėtų mokėti daugiau. Išimtis galėtų padaryti gydytojai. Sutartis socialinės apsaugos ir įmokų. Kol kas mes visi kaip pavienai varomi į gardus ir nuo mūsų vienodai kerpama, bet turėtų būti su kiekvienu piliečiu, kuris moka mokesčius, turėtų būti sudaryta individuali socialinės apsaugos ir kitų įmokų, pensinių įmokų sutartis ir tada jis labiau suprastų, kad jis moka įnašą į savo ateitį, o ne kažkas kitas. Toliau, baudos ir kompensavimo įmokos. Baudos už kelių eismo taisyklių pažeidimus priskaitamos pagal pažeidėjo pajamas. Jis nemoka ten 20 arba 40 eurų už greičio viršijimą, o gali sumokėti 800, 4000. Suomijoje tokia praktika yra ir didžiausia bauda už kelių eismo taisyklių pažeidimą viršijo 100 000 eurų. Tai būtų įteisintas teisingumo principas, kad kiekvienas moka pagal savo pajamas. Toliau, pranešimą apie kelių eismo taisyklių pažeidimą ir priskaičiuotą baudą pažeidėjas gauna per 1 minutę nuo pažeidimo padarymą, o ne po 2 metų. Dainininkas, radijo stotis, nuomonės formuotojas ar kitas subjektas, paskatinęs klausytojus ar sekėjus vartoti alkoholį, narkotikus, moka žalos kompensavimo įmoką už žalą, kurią jis padarė, paskatindamas žmogų vartoti. Ir pavyzdžiui, už Žilvino Žvagalio dainą Alaus danguje nėra, todėl išgerkim čia, jis turėtų sumokėti, arba tas, kuris transliuoja šitą dainą, turėtų sumokėti žalos kompensavimo įmoką maždaug 1000 eurų už vieną klausytoją, kuris girdi šitą dainą. Lošimų reklama uždraudžiama. Toliau. Viešojo sektoriaus tarnautojų atsakomybė už netinkamą viešųjų finansų valdymą, pasisavinimą, korupciją. Tai yra mūsų visų sumokėtų įdėtų į bendrą katilą pinigų valdymą. Viešojo sektoriaus tarnautojų draudimas dirbti viešame sektoriuje iki profesinės karjeros pabaigos. Baudos, laisvės atėmimo bausmės ir teisė kandidatuoti viešasias pareigas atėmimas. Viešųjų finansų piktnaudžiautojai taip pat turi prarasti teisę kandidatuoti į politinės ar viešojo sektoriaus pareigas, atsižvelgiant į jų padarytus nusižengimus. O ką mes matome šiandien? Žmonės, kurie vogė iš mūsų, jie toliau sėdi ir bando skirstyti mūsų pinigus sumokėti. Taip, manau, neturi būti. Kita vertybė – pažanga. Negalima pagerinti to, ko negali pamatuoti. Negalima pagerinti to, ko negali pamatuoti. Todėl pradėsime matuoti visų viešojo sektoriaus organizacijų misijos iš proceso,
turi būti pakeistos į rezultatą. Viešojo sektoriaus organizacijos, valstybinės įmonės, ministerijos, vyriausybės, savivaldybės matuoja savo veiklos pažangą ir atsiskaito prieš visuomenę už tai, kaip jį valdė tuos pinigus ir žmonės, prieš visuomenę atsiskaito, kuri ir finansuoja jų veiklą. Jei organizacija savo veiklos nepagerina, jos vadovas atleidžiamas ir keičiamas kitu. Keletą pavyzdžių. Sveikatos priežiūros ministerijų ir įstaigų misijos keičiamos iš dabartinė sveikatos ministerijos misija – gyventojų sveikatos stiprinimas, išsaugojimas ir grąžinimas, kokybiška, saugi ir visiems vienodai prieinama sveikatos priežiūra bei ligų prevencija. Bet ar jums reikia to, kai jūs susergat? Ne, jums nereikia paslaugų, jums reikia kaip įmanoma greičiau pasveikti. Taigi, misija keičiama į kaip įmanoma greičiau pasveikti, mažiausiais kaštais, vietoj proceso formuluojam naują misiją sveikatos priežiūros įstaigoms. Kaip įmanoma greičiau ir mažiausiais kaštais atkurti piliečių darbingumą ir sveikatą. Ir jeigu mes tokią misiją suformuojam, iš karto kyla klausimas, o kaip mes pamatuosim? Paprastai, kada aš užsiregistravau į priėmimą, kada gavau paslaugą, kiek buvo sunaudota lėšų mano darbingumo atkūrimui. Ir visi šitie procesai, kol nebus matuojami, tol bus viešajame sektoriuje imitacija sunkaus darbo arba taip, pagal seną lietuvišką patarlę, nemuškit gulinčio, aš smarkiai dirbau, pavargau, dabar guliu, nemuškit manęs. Visi siunčiami gydytis į antrą lygį pacientai užrašomi į eilę, nesvarbu, kokio ilgio jį būtų. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje užsirašo į eilę 2 metams, ateina eilė ir eina. Dabar yra muilinimas akių, kai žmonės negali užsirašyti, nes nėra vietų artimiausiam pusmečiui. Pageidaujantis pacientai gali gauti nuotolinę gydytojo konsultaciją ir nereikia visų varyti pas gydytoją tet-a-tet, kad pasimatytų. Pirminė gydytojo konsultacija turi būti suteikta per 24 arba 48 valandas. Toliau. Švietimo ministerija ir pavaldžios įstaigos keičia misiją iš proceso į rezultatą. Dabartinė misija. Švietimo ministerija kuria galimybės ugdyti, tirti ir sportuoti. Kiek sukūrė tų galimybių, kiek nesukūrė, koks skirtumas? Jūs netrukdykit mums dirbti ir vartoti, gauti atlyginimą, o ką mes padarysim, čia jau mūsų reikalas. Taip neturi būti. Švietimo ministerija parengė jaunuolius sėkmingam savarankiškam gyvenimui. Jeigu mes pakeičiam į šitą misiją, tai tada iškyla klausimas, o kaip mes pamatysim, kad jaunuolis yra pasirengęs, ką jis turi mokėti? Mokykla transformuojasi iš grupinio mokymosi ir pereina prie individualaus mokymosi. Atsilaisvinę mokytojai perkvalifikuojami į mentorius ir konsultantus, kurso kūrėjus, technologijų prižiūrėtojus, mokymo sistemos administratorius. Nereikia toli vaikščioti, užtenka nuvažiuoti į Estiją, apie 35% mokytojų buvo perkvalifikuoti arba jų vaidmuo keitėsi, augant skaitmeninių mokymo platformų naudojimui. Toliau, mokykla užtikrina mokinių užimtumą nuo 8 iki 18 valandų. Užimtumas ir dar kartą vaikų užimtumas. Jeigu mes neužimsim vaikų, juos užims TikTokas, X-as ir dar visi socialiniai tinklai, kuriuose vaikai mokosi rūkyti, gerti, vaidinti ir pildyti savo menkavertiškumo šulinius. Mokykla išmokina mokinius valdyti stresą, be aritmetikos, matematikos ir kitų dalykų. Valdyti pyktį, pinigus, kurti pridėtinę vertę, spręsti konfliktus abipusio laimėjimo būdu ir taip toliau. Lavina kūną, protą, talentą. O į aukštąsias ar profesinės mokyklas mokiniai stoja ne pagal pažymius, o pagal profesinės karjeros konsultanto rekomendacijas. Ir jeigu mes įdiegsim į mokymosi procesą individualų mokymasi, tai iš karto atsiskleis vaiko talentas, ar jis gabus matematikai, tiksliesiems mokslams ar kažkokiems kitiems. Ir tai bus lengva jam susiorientuoti.
Koks turi būti vaikas užaugintas? Doras, aktyvus, didelę pridėtinę vertę kuriantis, stiprinantis šeimą ir auginantis sėkmingus vaikus žmogus. Kaip mes pamatysime? Jeigu bus sėkmingai įveiktos asmenybės raidos stadijos, jeigu bus suformuotos aktyvaus žmogaus savybės, doro žmogaus vertybės, jeigu bus suformuotos pozityvios nuostatos į priešingą lytį, į pinigus, turtą, turtuolius, darbą, jeigu bus pas jį išlavintas talentas ir gebėjimai. Tada, kad pasiekti tai, mes turime ugdyti vaiką, taip? Kad ugdyti vaiką turime išmokyti tėvus ir mokytojus šitų dalykų, ką dabar aukščiau pasakiau. Ir tada tėvus reikia išmokyti, nes jie dabar kol kas nemoka. Ir kas finansuoja visą tai? Visuomenė, mes visi, vaiko užimtumą iki 18 valandos, vaikų ugdymą, būreliai į kūną, protą, talentą, gebėjimą turi būti nemokami, tėvų gebėjimų ugdyti vaiką lavinimas taip pat turi būti nemokamas. Tėvai finansuoja vaiko užimtumą lavinimas, tai transportas, laikas, pačių tėvų gebėjimas valdyti stresą, problemas, iššūkius, finansus, taip toliau. Toliau, kalėjimas tampa save išlaikančiu. Įkalinti žmonės įtraukiami į darbinę veiklą ir iš uždirbtų pinigų apmoka dalį savo buvimo įkalinimo įstaigoje išlaidų. Kalėjimas tampa ne bausmės, o perauklėjimo vieta. Žodis perauklėjimo nėra tinkamas, tikiuosi jūs padėsit parinkti tikslesnį žodį. Tai yra išgydymas nuo patirtų traumų, palaikymas, atstūmimo, nereikalingumo, gėdos, menkavertiškumo, kaltės neutralizavimas, streso, pykčio įvaldymas. Jie kalėjime turėtų pasiruošti sekančiam gyvenimo etapui. Toliau, parengimo profesiniai veiklai į laisvę, į pagalbą sukuriant finansinę apsaugą. Nutesimas kelio nuo įkalinimo įstaigos reintegracija. Pakelės namai turėtų būti plečiami, labai sėkmingas projektas, turtinami, kad žmogus grįžęs iš kalėjimo galėtų integruotis į šeimą, bendruomenę. Toliau įkalinimo įstaigos matuoja reintegruotų kalinių procentą. Jis turėtų būti didesnis kaip 80%. Ir įkalinimo įstaigos yra iškeliamas iš miestų. Klausykit, kaip jums atrodo, ar Lietuva nėra kartais smurto valstybė? Visi kalėjimai miestų centruose. Prieš keletą metų rašiau kreipimąsi į Seimo narius, į prezidentūrą, į vyriausybę, kad iškeltų kalėjimus iš miestų. Vieną žingsnį padarė, Lukiškių nebėra. Ačiū. Dar viena vertybė – bendradarbiavimas. Visi turėtumėm susivienyti pagal mums iškilusius uždavinius. Ne man, ne jums, o mums visiems iškilusius uždavinius. Pirmas uždavinys – vienijasi psichologai, psichiatrai, nevyriausybinės organizacijos, viešos įstaigos, ministerijos, giminaičiai, draugai. Antram uždaviniui – tėvų parengimui, psichologai, mokytojai, nevyriausybinės organizacijos, ministerijos, tėvai, mokiniai, treneriai, užklasinio vykdymo vadovai, psichologai, socialiniai darbuotojai ir kiti. Strategijai pasiekti, misijai įgyvendinti, jungiasi strategijos konsultantai, personalo valdymo specialistai, ministerijos, įstaigų vadovai, darbuotojai, klientai ir visi kiti su tuo susiję. Jei viską paliksime taip, kaip yra, tai trečdalis vyrų mirs anksčiau laiko, atnešdami mums 5,2 milijardo eurų nuostolių kasmet. Arba trečdalį Lietuvos biudžeto į kapą. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis sukūrė paveikslą Laidotuvės. Ar mes laidojam Lietuvą? Ar kažką darom? Jei norėsite prisidėti prie tolimesnės mūsų veiklos pagal aukščiau išvardintas kryptis, prašau užpildyti registracijos į komandas formą, kurią rasite šio vaizdo įrašo pristatymo puslapyje. Kviečiu vienytis ir jungtis į komandas. Kartu mes galime daugiau.